Šaunuolė, labai teisingai eini. Sakyk, kas tave stebina. Tenai dar viskas, sakyk man, pasako, kas tave stebina. Mes tuoj išsiaiškinsim jį. Ir atrodo, tie pečiai tokie didžiuliai, pro juos negali praeiti, bet per patį vidurį nugaros, taip gal ties mentim, atrodo toks va, lengvas taškas, atrodo net gali jausti, pučia vėjas į tą tašką. Ar tai yra tavo, aš gerai suprantu, kad tavo nugaroje tai visa tai. Mano. Ar tu jauti sunkumą ant nugaros? Ne, tik ant tų pečių, ant tų rankų, atrodo rankų pečių, bet ant pačios nugaros ne. Aha. O dabar dar pasakyk, apibūdink va tą visą, ką pasakoja. Ar tai yra kaip tamsi energija, ar tai yra, kaip sakytum, būtybės kažkas tokio, kaip sakytum, žmogaus. Vat, prisikabinė žmogus, vat, sakykime, ir prilimpa ir neatstoja nuo tavęs. Ar tai kaip po kokia nešta, kaip būna sunki juoda būtybė prilipusi. Labai sunku pasakyti. Ar tau būtų lengviau, jeigu aš kaip tada su skaičiumi 3, kaip duodu impulsą su savo potencialu, su savo jėga. Ir dabar klausai manęs, aš tau sakau su skaičiumi 3, tu pamatysi, kas tai bebūtų, nesvarbu, tu pamatysi ir pasakysi, kas tai, kaip tu jį pavadinsi, nesvarbu. 1, 2, 3, Irma, tu matai. Kas ateina iškart sakyk. Pirmoji taisyklinga. Atrodo, tie pečiai kaip ir net nukrito. Nukrito? Įdomu. Nesuprantu. Gerai, sakyk. Atrodo lik mažesni, bet dabar kaip ir ta nugara tokia atrodo didesnė. Gerai, aš tau kai ką pasakysiu. Kadangi tai yra pirmas tavo seansas ir pirmas žinojimas apie viską. Jeigu prie žmogaus yra prilipusi būtybė ir kada prasideda seansas ir kada aš tave vedu ir nagrinėjame, kas tai, iš pradžių tau būna sunku pamatyti, bet žingsnis po žingsnio mes einam giliau, atpažinstam šitą būtybę, šitas padras, nesvarbu, kas tai bus, ką mes tai išnagrinėsim, ji pradeda jausti, kad ji nebeturi tos galios, todėl kad ji bus tuoj demaskuota. Visi, kas yra tavo lauke, visi kaip ir namuose realybėje, taip ir ezoterinėje erdvėje, tas, kas ateina pas tave į svečius ir kažkokiu tai manipulacijos būdu pasilieka ilgam, taip kaip kartais mes svečiams sakom, jauskitės kaip namie. Ir manipulacijos būdu pasilieka ir jaučiasi kaip namie tavo bio laukiais, maitinasi tavo energija, tavo jėga. Ir kadangi jis žino, kad dabar neužilgo bus demaskuotas, jis pradeda jausti, kad jis silpsta, nes tu suteiki energiją, vis susitelkė tavo energiją visai kitam dalykui, ne jam duoti, bet jį demaskuoti. Labai daug kas priklauso nuo operatoriaus. Labai priklauso su kuo ir kokias žinias, kaip išdirbamos ir kaip jos suprantamos. Aš dabar tau kol kas trumpai pasakiau, kad tu suvokimą turėtum. Ir dabar, su skaičiumi 3, tu atsigrįši ir pasižiūrėsi, kas nukrito
arba nuslūgo, arba sumažėjo. Kaip jisai matysis tau, tas būtybė, subjektas, nežinau kaip čia dabar pavadinti, bet nesvarbu. 1, Irma. 2, Irma. 3, atsisuk, tu matai. Ką jauti? Irma, ką jauti? Atrodo, net pulsuoju. Atrodo, nepulsuoja? Atrodo, pulsuoju net pati dabar. Tu pati pulsuoji. Nutrūkinėja truputį man garsas, tai nesijaudink, aš paklausiu antrą kartą, kai neišgirstu, gerai? Dar kartą pakartok, kaip tu atsisukai, ar kaip atsisukai ir ką pamatei? Juoda, bet atrodo toks tarp to juodo kažkas kaip ir pulsuoja, atrodo tas vaizdas priartėja ir nutolsta, priartėja ir nutolsta. Gerai, šaunu. Dabar tuoj pat ištiesi rodomąjį pirštą. Iš rodomojo piršto išskleidė, va tiesiog kaip pasakoja, kaip Harry Potterį, jeigu esi mačiusi. Iš piršto išskleidė aukštų vibracijų jėgą ir padarai narvą. Įdedi į narvą šitas, kas pulsuoja, tą padarą, tą būtybę ar subjektas, nežinau kaip mes paskui pavadinsim, įdedi, įspraudi į narvą, iš kurio tik tai tu gali išleisti, daugiau niekas negali išleisti, nes tai yra tavo biolaukas. Pasodink į tą kalėjimą ir ramiai nagrinėsime toliau. Kaip atrodo tas kalėjimas jo, tas narvas? Na, jis toks nėra labai didelis, toks kvadratinis narvelis. Gerai, liuks. Atsimink, kad jį, tą, ką patupdėjai, išleisti gali tik tai tu, nes tai yra tavo biolaukas, tavo yra potencialas, tavo jėga, tavo talentai, tavo vibracijos, tai yra tavo energijos. Dabar, mieloji, mostelk piršteliu, kaip toj pasakoja, kaip Harry Potterio. Jeigu matei Harry Potterį, ar ne? Ačiū. Dabar mostelk piršteliu, išskleisk aukštą vibraciją ir duok jam telepatiškai suvokimą, supratimą, kad jis turi pasirodyti savo tikruoju pavidalu. 1, Irma, 2, Irma, 3. Nesijaudink, sakyk, kas vyksta. Tu viską darai gerai, netgi labai gerai. Tau labai gerai sekasi. Nežinau, bet pasidarė šiek tiek šviesiau. Ta būtybė šviesesnė? Kur šviesiau pasidarė, sakyk? Na, aš konkrečiai nematau kaip ir nieko, bet atrodo toks šviesiau, net tas jausmas toks. Tu matai tą narvą kalėjimą, tai jau? Matai? Grįžk atgal, keletą momentų atgal ir pamatyk, kaip ir įsodinai pirmą kartą, vat, kaip tu pamatei, padarai tą narvą, grįžk į tą momentą, kai tu jį pamatei. Ir sakai, kažkaip tu man sakei, kaip jis ten atrodo. Pasakyk man dar kartą, kaip tu ten jį matei, kaip jis atrodo.
Mes to įdemaskuosim, to išnarplės. Tiesiog jo va taip kaip ir nematau. Aš tik tamsu. Bet tame, o tas narvas kokios spalvos? Na, jis metalinis toks kaip sidabrinis. Ir tenais narve, jisai sumažėjęs ar visam narve ūgis jo? Jis kaip ir visam narve, be pavydalo. Gerai, kokia jo spalva? Tamsus jis kaip juodas. Rankos, kojos, galva, kūnas yra? Ne, jis be pavydalo, jis toks. O kaip tu jauti, ar tai padaras, ar tai tik tai energijos gūsis, kaip ir debesis? Labiau kaip debesis. O dabar tu telepatiškai sutelk savo visą potencialą, drąsą, jėgą, susikaupk savyje tą jėgą. Ne tai, kad tu dabar susikaupi prieš karą, ne, čia ne tas. Sukaupi savo visą, susirink savo visą energiją aplinkui, pakelk vibracijas į saulės rezginyje, kur ta čakra yra, ties bambagyslė. Va, tiesiog savo duok impulsą, ketinimą, aš pakeliu savo vibracijas aukštai, šviesios, pakeli savo vibracijas. Truputį patylėsiu, pakelk visam kūne vibracijas. Drąsai suvokimui, kad toliau seansas eitųsi dar sklandžiau. Tu aš grįšiu dabar, mano nuplaukė mintis, ką mes turėjome. tą padarą, kad tu jį pamatai kaip gerai, noriu dabar žinai ko, o tu telepatiškai paklausk, duok ne tai, kad tu, kad gražiai, nei gražiai, nei negražiai, bet kadangi jis yra neprašytas svečias tavo bėlūke, dabar tu jį papurtik, tu telepatiškai nusiųsk taip, kad jis atsakytų tau, ko jisai iš tavęs nori, ką jisai veikia ant tavęs tavyje, ką jisai darė visą laiką, kuo jis tau kenkė, ko jis iš tavęs norėjo, ko jis atėjo į tavo bėlauką. Tiesiog atpalaiduoji viską, atpalaiduoji, kad išgirstum, tai reikia tau išgirsti telepatiškai, visai galima ir balsu gali išgirsti, ir telepatiškai, čia priklausys vėliau, kaip tu išlavinsi savo hipnotabilumą. Pasakyk man, ką tu išgirdai? Nieko. Mostelk, paspirgink jį piršteliu aukštom vibracijom ir tiesiog paklausk, sakyk, kodėl, ko tu nori, ko tu norėjai, ką tu veikei mano bėlauke, ko tu čia, Tu labai tyliai atsakymą žinai, sakyk man jį. Na, jis man, aš nieko neišgirdau. Bet sakai, jis man. Nieko nepasakė. O koks tavo giluminis, vidinis jausmas yra, ką jis atsakyti turėjo? Energijos. Tai vat, mieloji Irmutė, tu, šaunuolė, dabar tu pagaliau supratai, tai ir yra tas atsakymas. Mano reikalas, kaip sakytum, kadangi tu savo atstovauju kaip telepatas, aš turiu dar tave ir labai atsargiai įvesti į tai, kad tu suprastum.
Gerai, mieloji, va tai ir yra atsakymas. Pasakyk man, prašau, o kodėl tu taip ilgai neatsakei to? Nes mano yra jausmas ir buvo, kad tu tą jau seniau žinojai. Kas buvo, kodėl tu neatsakei man to? Ar tu kartais nebuvo taip, kad tu galvoji, kad čia tik iš proto ateina atsakymas? Taip, taip ir galvoju. Mieloji, viską atmesk. Viską atmesk, atsipalaiduoji, pasitiki manim, negalvok, ar tai protas, ar tai kūnas, ar tai dar kažkas. Tai nieko negalvok. O kaip ir sakiau, indukcijos pradžioje, tu nieko negalvok. Tu pasitiki kaip žaidime, kaip pratime. Kaip ir sakiau iš pradžių, kad protas turi atsipalaiduoti, nes mes maišom kartais, labai netgi ne kartais dažnai, kad tai protas galvoja, bet tai iš tikrųjų būna atsakymas telepatinis. Ir aišku, tom būtybėm ezoterinė erdvė labai yra patogu, kad tu galvotum, kad tu nežinai, tu nematai, kad čia tik tai tokie tavo išsivaizdavimas, kad čia tai yra netiesa. Visą tai atmesk. Pasiduodi šitai tėkmei, atsipalaiduoji, nieko neįtemk, nei proto, nei kūno, atsipalaiduoji ir sakai tiesiog, tai, kas tau ateina per pirmas 3 sekundės, yra pats teisingiausias atsakymas. Gerai, jis norėjo tavo energijų. Ar tu išgirstum, nuskaičiuotum informaciją, ar jis turi vardą tenais toje, pavadinimą, vardą ar panašiai? Na, kaip ir ne. Nuskaičiuok informaciją, nuo kada jisai, iš jo telepatiškai, arba jis tegu tau pasako, kaip ilgai jisai gyvena tavyje, su tavim, ant tavęs. Tiksliai kiek, tai nežinau, bet kad ilgai. Dar pasistenk nesakyti žodžio nežinau, nes tai yra ne mūsų, tai yra prilipdyta būtybių, padarų, visko, kas yra ne mūsų biolauke. Tas žodis nežinau, jiems yra labai patogu, kad mes sakytumėm pastoviai nežinau, kaip ir sakytum, kad mes užkoduojam save tam, kad nežinotume. Gerai. Ilgai. Ilgai. Dabar pasižiūrėk į tą informaciją, nuskaityk. Jis visą laiką jis naudojasi tavimi kaip tavo energijomis gyvybingumo. Jam reikėjo tavo energijų, tavo gyvybingumo, tavo potencialo. Maitino jisai tuo. Taip. Dabar aš noriu, kad tu man pasakytum, taip, iš pradžių tai padarysim. Nueik, palauk, čia man kažkas aha, aš taip įjungsiu, tuoj monitorių. Laida iššoka man. Dabar ir padarysim taip. Tu skaityk informaciją. Nueik į tą laikotarpį, kada jisai atsirado seniai su tavimi. Pasižiūrėk, aš noriu, kad tu pasakytum, tada seniai, kai jis atsirado, kokio jis dydžio buvo? Ar dabar, kaip jis yra tokio dydžio, ar jis buvo mažesnis, tas subjektas? Na, jis buvo mažesnis. Ar buvo taip, kad jis augo su tavimi, tavo energijomis maitindamasis? Taip, jis ir augo kaip ant tų pečių.
gal mes energijos nedirksime, iš kur jisai? Ar tu norėtum sužinoti, iš kur jisai? Ar tai svarbu? Prašau? Galvoju, ar tai svarbu? Nu va, jeigu Iš taip, kur? jo, tada tą klausimą palikime, nes tu dar pradžioje esi hipnotobilumo ir visą tai reikalauja energijos. Aš nenoriu, kad tu pavargtum. Pabandykim taip. Aš skaitysiu tavo aspekto klausimą, o tu man nuskaitysi informaciją iš jo. Ir iš savo biolauko, ir iš jo. Panikos atakos. Nuo pat vaikystės mes kalbėjome, tavo buvo panikų atakų daug. Mes jas labai daug aptarinėjome prieš seansą. Pasakyk man, skaityk informaciją. Ar tai buvo taip sudarytos specialiai situacijos, kad tau sukeltų tas panikų stresų atakas? Ar tai buvo specialiai sudarytos tokios situacijos, kad taip atsitiktų, kad tau sukelti tuos stresus, tas panikas, kad tu pagamintum kuo daugiau energijų ir jis maitintųsi iš tų energijų? Ar tos situacijos tiesiog ėjo iš aplinkybių? Ne, tai nebuvo sukurta. Reiškia, visa tai ėjo gyvenimiškai pagal kaip gyvenimas vyko, vat sakykime, mama, tos situacijos, tėtis. Taip? Taip. Sakyk, prašau, nuskaityk informaciją ir pasižiūrėk į tą tada dar, kaip jis buvo neužaugęs, ne savo šitam dydyje, kaip dabar privalgęs energijų tavo. Iš kur jisai atėjo, kaip jis atėjo? Ar jisai pamatė tas padaras, kad galima čia pasisirpti energijų? Nesijaudink, labai ramiai, netgi nesijaudink. Sakyk, tiesiog, kas tau ateina į galvą, į jausmą, į matymą, nesvarbu. Iš kur? Užduok tiesiog ketinimą, tu nori sužinoti, iš kur tu, iš kur jis. Tu tiesiog nori pamatyti ir iškart pamatai. Pajauti, pamatai. Tiesiog žinai, gali ateiti atsakymas. Aš žinau. Na, aš pajaučiu, kad viena iš tų vakarų, kur namuose, kai tikrai maža. Ir aš ten taip klykiau, atsimenu, ir tada pirmą kartą tai buvo sunku ir užmygti. Kiek tau laiko? Jo, kiek tau metukų ten? Na, apie 4-5 kažkas tiek. Ir kur jisai, kurioje vietoje atsiranda? Prie tavo lovos ar prie tavęs? Jis atrodo lyg kad iš nugaros. Taip šnekėtų į ausį. Gal būtų labai įdomu, jeigu gal gali pasakyti, kas ten prie dialogas vyksta? Ką jis tau sako? Atrodo, jis ir sako, kad va, girdi, vis dar reikia, tu nenurimsi ir tokios tos mintis. Irutė, dar kartą pakartok, aš nelabai išgirdau. Na, tos mintis, kad tu nenurimsi, vis dar girdi, va, vis dar šaukia.
ar šilta. Ir vėl, truputį, žinai, kaip, pabandyk ausines padėti, kad man ryškiai girdėtųsi, pabandyk pataisyti. Kažkaip, nu va dabar pasakyk dar kartą, susilieja man žodžiai. Na, jis sako, kad, na tai, kad sako, bet tos mintis jos kokios ateina. Kad va, tu nenurimsi, jie vis dar rėkia, dar šaukia, ar nenurimsi. Ir vis verki, 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 verki. Net brolis sakė, kad tu nieko nepakeisi, tu neverk. Jie tokie, tėvai taip darė, taip ir darys. O man tos mintis, kad ne, tu verk, tu pakeisi, tu verk. Taip, supratau. Ar jis taip ir lieka tau už nugaros su tavimi nuo to laiko? Taip, jis atrodo kaip kad apkabinęs būtų iš už nugaros. Norėjau paklausti, bet tai tikriausiai netaip svarbu, ar jisai tai buvo pirmas kartas ar ne pirmas kartas, kada jisai prie tavęs prilipo. Bet tiek to, tai netgi nesvarbu, ar tai pirmas ar ne, bet jau mes atradome dialogą ir atradome, demaskavome, kaip visą tai vyksta. Dabar Irmutė, pasižiūrėk į tą narvą, pasižiūrėk, kaip jisai jaučiasi, koks jis yra tam narve, kai mes tiek jau jo demaskavome. Na, jis mažesnis dabar. Vis dar kaip kamuolys, nėra išvaizdos ar pilkųjų, ar reptilijų, ar dar kaip nors kaip atrodytų. Ne, jis vis dar toks juodas. Bet dabar toks labiau gal kaip bala, kaip gal juoda bala. Sakyk, ar yra taip, nuskaityk tą informaciją ir dar kartą, ar yra taip, kad jis atsirado tavo biolauke, kai tavo buvo labai labai žemos vibracijos ir jis atsirado kaip radęs auką, iš kurios galima pasipenėti gerai negatyviomis, labai stipriomis energijomis. Jiems tai yra kaip aukštos klasės restoranas, kada žmogus išgamina žemų vibracijų energijas, kaip elektra. Ar jis nuo to laiko maitinosi ir augo ir gyveno, kaip ir sakytum, kaip svečias, kol nebus išprašytas? Taip. Ar tu galėtum nuskaityti informaciją, ar jis iš kokios planetos, ar jis tiesiog erdvėje atsiranda, kaip ir paprastai, koksai tai negatyvių energijų sukūrys, ar jį kas atsiunčia, ar yra koksai erdvėlaivis, iš kur jisai nusileidžia. Neskubėk, pasižiūrėk į tą visą vaizdinį. Tiesiog gali tai padaryti jo akimis, pamatyti viską. Tu saugi, aš su tavimi, tu apsaugota, tu aukštosiuose vibracijose. Tiesiog tavo akys gali nuskaityti informaciją per jo akis. Pasinaudok jo akimis. Kaip jis naudojasi tavimi, tu pasinaudok jo akimis. Tu telepatiškai gali nuskaityti informaciją per jį. Tiesiog iš kur jis atsirado. Nieko nesijaudink. Kas ateina, koks ateina atsakymas, tokį ir sakyk.
Na, panašu, kad jis čia tiesiog blaškosi Mhm. ir rado mane. Mhm. Dabar įdomumo dėliai dėl kitų žmonių pasižiūrėk į tą erdvę tos mergaitės akimis. Ar daug tokių yra, kurie ieško negatyvių energijų ir aukų savo maisto? Savo maisto, ne savo maisto. Viskas aplink juoda ir pulsuoja, jų labai daug. Mhm. O apskritai, ar yra tenai, va ta mergaitė, dabar kaip taip, tai mergaitai dabar taip viskas yra blogai, savijauta bloga. O dabar ta mergaitė tegu pakelia vibracijas lovoje ten, kur verkia. Tegu vat jie atsigrįžta ir išgirsta, kai kur mes abidvi dabar esame, kalbame. Tegu mus pamato ir tegu pakelia vibracijas. Tegu nueina, pasižiūri, ar yra kažkur tai švari erdvė. Įdomumo dėliai, va dėl žmonių. Nes labai daug žmonių, kai žiūrės seansą, galvos, tai blin, tai kaip gyventi. Tai kaip tada, jeigu jų pilna, jeigu ten visur juoda, dabar ir matavo tokia vos ne misija pasakyti žmonėm, ką matai. Na, tik nuo jos pasidaro šviesu, nuo tų aukštesnių vibracijų. Mhm. Kaip iš pradžių sakei, nuo ko pasidaro šviesu? Nuo tos mergaitės. Mhm. Mhm. Reiškia, jeigu žmogus ten, kur yra šviesi aplinka, kur yra teigiamos emocijos ir vibracijos, tai jų tenais nėra, kaip ir sako, tamsa bijo šviesos. Taip. Mhm. Šaunu. Dabar aš paklausiu. Irma, tavo aspektas buvo toks. Pastoviai nėra jėgų, atrodo turiu jėgų tik nueiti į universitetą, į darbą, kad bejėgė ir paskui kitas panašus irgi, kad nenoras niekur eiti, nieko daryti, dėl mokslų, vat, viskas neskaitysiu, bet vat į šitą, vat, nenoras eiti, nieko daryti, pastoviai nėra jėgų. Vat pasižiūrėk, o kodėl? Kodėl? Atsakyk man į tą klausimą, nuskaityk informaciją. Kodėl? Tu tikrai žinai, tu tikrai pasakysi. Ko trūksta? Kas ten yra? Ko tau trūksta, kad taip būdavo? Nes tai būdavo, taip nebebus. Dabar aš jau nebejaučiu tų didelių pečių, bet būdavo, aš taip jausdavaus net ir dieną, aš atsikeliu nuo ryto ir aš atrodo kaip su kupra, kad per tą kuprą net negaliu pakelti galvos ir pasižiūrėti dangų, man per daug ir spygina ir atrodo per tą kuprą. Jo. Ir tavo... Ir tie patys pečiai. Jo, teisingai. Ir tas padaras, kaip mes išnagrinėjom, ta kaip kupra atrodė, jie iš tavęs sunkiai energijas ėmė. Tu buvai be energijų ir todėl pastoviai atrodė, kad neturi jėgų, nes neturi energijos. Nenoras niekur eiti, nieko daryti, nes neturi dėl to energijų. Nėra jėgų. Taip? Taip. Aha, paskui kitas klausimas buvo, vis labiau darausi apatiška artimiems žmonėms, agresyvumas, paskui mes išnagrinėjome, bendravimas nemalonus su kitais. Vat sakyk, kas kėlė agresiją? Kas kėlė agresiją? Kas tau sukėlė? Iš kur jinai išsirituliuodavo tą agresiją? Tu tikrai žinai, pasakysi. Atrodo tas nuovargis pastoviai šypsotis, vaidinti, kad faina, kad gera, kad jaučiuosi pilna jėgų, nors iš tikrųjų taip nėra ir kartais tu nebegali vaidinti. Todėl atrodo, tu pradedi pulti, kad ką jūs nematot, kad... Taip, tai irgi surišta su energija, kurios tu netekdavai per tą tamsią juodą subjektą, objektą, net nežinau, kaip tu pavadinsi toje erdvė tą juodą debesį. Kaip ir daug kas vadina lervom, energetiniam lervom, kurios irgi prisijungia kaip kokie implantai ir gyvena siurbia energiją, valgo.
maitinasi, minta, gyvena iš žmogaus energijos. Čia jis toks atrodo kaip, net nežinau, kaip koks apsiaustas man ant tų pečių. Ir atrodo, tie pečiai buvo tokie sunkus. Paip net sunku. O valgymo sutrikimas. Pasakyk, prašau. Valgymo sutrikimas. Su kuo tai susiję? Ką tu dabar jauti ir matai savo šitoje problemoje, valgymo sutrikimai? Labai yra svarbu seanso metu, kad pats žmogus išpeštų, ištrauktų šaknį to suvokimo. Aš lyg ir bandydavau pasipildyti tą energiją galbūt iš to maisto. Ar nors to džiaugsmo šiek tiek, kad skanu ir vis tiek skanu, tai smagu. Taip. Ir po to ateidavo tik dar blogesnis jausmas, kad aš kalta, aš tiek privalgiau, čia ir nesveika, čia ir daug, ir kaip kiaulė vos, ne. Ir vėl nueidavau į tą žemą energiją. Jo, ir taip gaudavosi užburtas ratas, kaip sugėdusi plokštelė. Pamaitini tą padarą, tą lervą. Aš net nežinau, kaip čia sugalvoti dar lietuvišką pavadinimą, nes čia visi visokių pavadinimų jiems sugalvoja. Ta neigiamą energiją pamaitini ir vėl tu neturi jėgų ir vėl tada pati ant savęs pyksti, kad tiek privalgiai. Taip. Dabar, Delta man pasakyk, kaip jaučiasi jisai tam narve, kaip jis atrodo? Vis dar toks, kaip bala, atrodo kaip bala, nedidelis. Teisingai, aš dabar noriu, kad tu suprastum ir atsakytum man. Irma, mieloji, pasakyk, ar tu žinai, kodėl jis pasikeitė ir atrodo kaip bala dabar? Ar suvoki, kodėl tai yra? Pasakyk, mieloji, neskubėk. Dabar jis bejėgis. Ir dar? Jis neturi tavo energijų. Jis neturi mano energijų ir jis jau žino, kad jis jau narve. Taip. Ir jisai tenai būdamas, jis iš niekur negali gauti energijų. Ne, jis negali neit gauti, bet jis atrodo kaip ir bala, kaip ir tu galėtum iš ten kaip ir ištrūkti, bet jis negali. Ar tau išeitų nuskaityti informaciją, iš kur vis dėlto atsirado tas padaras? Ar tai planeta? Ar kažkas jį sukūrė? Ar tiesiog pats žmogus iš neigiamos emocijos sukūrė? Ar tai tiesiog kažkokių tai planetų, kaip sakytum, užteršė piratiniai laivai atskrenda ir užteršė planetą, kaip sakytum, virusas, va taip va. Ir jis kokio tai būdu perduoda paskui energiją. Bet tai ne, man ir įdomu, jeigu jis pats maitinosi tą energiją, tai ar jis tik tai tą energiją pats savo, ar jis dar duodavo tą energiją, kažkur tai siųsdavo? Niekas neateina. Nu, nieko, gali ateiti vėliau suvokimas. Bet svarbiausia, čia įdomumo dėlį tie klausimai, galima juos palikti ir kada nors nagrinėti kaip tyriamiesiems. O dabar nuskaityk informaciją. Irma, mieloji, pasakyk, tavo biolaukiais visą laiką buvo. Dabar jis atrodo kaip bala, kaip tešla.
Ar jį galima sunaikinti, ar jis išnyktų? Ką su juo daryti toliau? Ar tugi nenori ar tu nori su juo pasilikti? Nenoriu. Taip. Vat kaip dabar pasižiūrėk, nuskaityk informaciją. Tiesiog gali ateiti vaizdai, gali ateiti jausmas. Kaip galima atsikratyti tau jo? Kiekvienam būna individualiai. Ką su juo galima padaryti? Juk skausmo jisai dabar jokio nejaučia, taip? Ne, jis tik tam narve va ten ir būna. Nu ir ką su ta tešla, su ta bala? Kaip ateina tau koksai atsakymas, jausmas? Reikia jį išmesti. Iš tavo biolauko. O kur išmesti? Kaip tau ateina atsakymas? Žinai, aš tau padėsiu. Ta prasme, pasiūlymas čia toksai. Pabandykim, pasižiūrėk, sakykim taip. Yra portalas toks, kur yra krioklys, kaip koks vat pieno krioklys. Ir jame viską, ką negatyvaus įmesi, vyksta transformacija. Tas pieno krioklys, jis viską transformuoja, viską, kas negatyvų, transformuoja. Kaip jau ten transformuoja, reikia laiko, bet kol kas, pasižiūrėk, jeigu dabar šiam momentui, vat, tu tą negatyvę energiją, šitą, kuri buvo tavyje, balą šitą, su visu narvu, vat, nueini tiesiog į tą portalą, tavo akys, tavo jausmas, pamato pieno krioklį. Ten pozityvių energijų portalas. Aplinkui daug gėlių. Paukščiai čiulba, labai saulė šviečia, ten labai aukštos vibracijos, vaivorykštė, upės, medžiai, iš kažkur tai sklinda maloni melodija. Ir tas didelis, dieviškai didelis, dieviškai, aš turiu omeny žmonėms sakau, čia ne apie bažnyčios dievą. Apie jėgą. Jėgą, kurioje yra daug meilės, daug gerumo, daug pozityvių vibracijų. Tai yra dieviškumas. Mes visi esame iš tos jėgos. Tik tai kažkam tai buvo būtina valdyti žmogų ir padarė pavadinimą Dievas ir pasisavino. Šį vardas nelabai visai negeriems veiksmams. Ir dabar tu tam portale tiesiog įmesk į tą krioklį, tą visą narvą įmesk, jeigu tavo rankos ir akys įmeta. Ir pasižiūrėk, kas vyksta, kokia transformacija vyksta su šitu juoduliu, su šita bala. Mes pavadinom bala. Įkrito taip lengvai, toks lengvas atrodė tas narvas. Gerai, ar tau yra matymas, ką daro krioklys su ta bala, su to visu juoduliu? Jis nuskęsta. Nuskęsta, burbuliuoja, verda kas nors, nieko? Kas ten tokio? Man labai įdomu, kai tu sakai, tai man įdomu, kaip filmą žiūriu.
kadangi jis toks lengvas, įmetus jis šiek tiek taip lik paplūduriuoja, tada suburbuliuoja ir nuskęsta. Mhm. Ar yra tau jausmas, kad ten vyksta transformacija, kad jis tas negalės niekada ištrūkti iš to aukštų vibracijų krioklio? Kaip vaistinė ne, bet prieš tai man buvo labai labai šalta. Ypač čia kūno viršui, o dabar taip kažkaip atrodo šyla iš vidaus. Šaunu, labai šaunu, šaunuolė. O tas krioklys, tai yra, žinai, kaip galima pamatyti jį, kaip Bermudų trikampis sukasi į vidų, įsuka, kaip sakytum, kad vat, malimo mašina, vat, pieno krioklys ir sumala viską, ką tenais paleidi, ką ten įmeti, ką ten žmogus atneša, nes ten žmogus atneša, vieni iš savo seansų atneša baimės, kiti iš savo seansų atneša blogus prisiminimus, kiti iš savo seansų palieka seną gyvenimą ir tą kaip filmą įmeta, kaip knygas visas senas, kurios nebereikalingos, nori atsikratyti kaip sutartis. Ir įmeta į tą krioklį, tame krioklyje, kaip Bermudų trikampis, kaip malimo mašina, viską sumala, transformuoja, į ką transformuoja, į kokį pozityvą. Ir dabar mes, dar patikslinimui, ar tu rami dėl to, kad tu jį ten įmeti, tavo jausmas yra ramus, kad jisai nebeištruks, kas bus transformuotas? Taip, nes iš pat pradžių, kai galvau, kaip jį čia, ką su juo daryti, aš galvau, tu negali jo taip čia palikti, jeigu jis vėl užpuls ar mane, ar ką nors kitą, nesvarbu ką. Dabar daug ramiau. Gerai, šaunu. Dabar, Irma, grįžtam mes į savo, va čia, kur pradžioje buvome, į tą, tiesiog gali ir pasilikti tame portale, kol kas gali ir pasilikti. Aš noriu dar paklausti, prieš vis tiek seansas eina į pabaigą, aš noriu paklausti, ar turi klausimų, ar tu patenkinta į atsakymus visus savo klausimus, kuriuos šiandien nagrinėjame? Taip, aš patenkinta. Šaunu, labai gerai. Dabar, mieloji, tu irgi šaunuolė, tu nesitikėjai iš savęs, bet kaip klausysi savo seansą, tai čia yra wow. Dabar mes tai padarysim. Dabar tu klausyk kiekvieno mano žodžio. Klausydama išjausk. Tu pamatyk save, savo siluetą, kaip sakytum, kad kiaušinio formos auroje. Šviesioje auroje. Dabar iš tavo saulės rezginyje, kur bambagyslėje, atsiranda maža saulytė. Tai yra tavo aukštos vibracijos, tai yra tavo meilė, tai yra tavo kaifuojantis gyvenimas, tai yra tavo laimė, tai yra tavo sveikata, tai yra tavo šauni ateitis. Taip, ten vyks taip pat transformacija į naują gyvenimą, bet iš ten ta saulutė atsibunda. Į jos spindulėlį skleidžiasi visam tavo kūne. Kiekvienas spindulėlis įrašytas žodžiu ir meilė, ir laimė, ir džiaugsmas, ir pinigai, ir sveikata, ir ateitis gera, ir fainas gyvenimas, ir seksas, ir jaunystė, ir talentai, ir sėkmė. Viską, ko tau reikia, ko tu nori. Tu kuri tenais, tose vibracijose. Viską įrašai kaip į savo DNR. Tas spindulėlis apima visas čakras ir pradeda suktis aplink savo ašį kaip spiruoklė, kaip spiralė, kaip DNR, tu matyti, DNR spiralė su daug lasdelių ir su taškučiu. Va taip, pamatyk. Tai yra visokių, tai yra, atsiprašau, visos vaivorykštės spalvos. Visas šitas procesas išplinta, skleidžiasi tavo kūne. Per visą tavo kūną. Jausk.
Išjausk, kaip tau gera. Išjausk, kokį kaifą tu jauti. Kaip tau šilta, kaip tau faina, kaip tu keli vibracijas. Išjausk. Pamatyk vaizdinius. Kaip tau faina bendrauti su draugais. Kaip tau gera, kaip tu myli mamą. Nesvarbu, kad ji tokia, bet tu jai viską pasakai ir tu ją myli. Koks tėtis yra nesvarbu. Galbūt tu ir jam pasakai, bet tu pasakai jiems ant galo. Bet aš jūs myliu. Ir tebūnie, jūs esate tokie yra, kokie yra žmonės. Jie turi savo klaidų, savo išgyvenimų, savo vaikystės suklydimų. Niekas negali kito teisti, todėl kad mes negalim papulti ir nuteisti tik papulus į kito kailį gali. Vat štai, ir tu tenais laiminga, myli. Ir darbas, ir mokslas, ir gyvenimas, ir šeimą sukuri, ir tavo draugas, ir viską, ko tu nori, tu kuri savo naują gyvenimo filmą. Ir tavo visos naujos programos įsirašo į DNR. Tavo antiek aukštos vibracijos skleidžiasi tavo kūne, kad iš tavo DNR išeina visos senos negatyvios įrašytos programos. Tai ir senatvė, ir ligos, ir barniai, ir sudėtingumai, ir blogos situacijos, ir agresija, ir nemeilė, viskas, kas buvo negatyvas, von iš tavo kūno. Tokių aukštų vibracijų, nei vienas implantas neišlieka tavo kūne. Visi kaip daužosi, vat, kaip atrodo, dreba, sproksta, vat, kaip gitaros styga trūksta, va taip va, viskas von. Lauk iš tavo kūno. Pasižiūrėk, kaip tavo skydliaukė nušvinta aukštomis vibracijomis ir kaip tau gera ir kaip tu nori juoktis net per ašaras. Ir tavo suvirpa ir lytiniai organai ir visi organai sujudinti. Gali būti, kad jausmas bus ir lytiniuose organuose, ir šlapimtakyje, ir gomuryje, iš džiaugsmo ten ašaros eina, šiluma šita visa skleidžiasi tavo kūne. Tau labai gera, tu jauti viską, ko tau trūksta ir ko tu nori. Dabar kyla per tavo pakaušį, per tą čakrą paskutinę. Per ten, kur pereina, kur trečioji akis, hipofizė, viskas kaip fontanas kyla aukštyn. Ir lėtai aplink visą tave nusileidžia į apačią. Ir per tavo padus vėl kyla į viršų ir vėl kaip fontanas aukštyn ir vėl leidžiasi. Ir dabar dar visas šitą procesas, dar vieną ašį turi. Reiškia, viskas kaip fontanas iš viršaus į apačią, bet dar visa tai sukasi aplink savo ašį kaip žemė, laikrodžio rodyklės link. Nesijaudink, jeigu ko netaip supratai, viską paskui pakalbėsim, svarbu, tu manęs klausai ir visą tai įrašoma ir tu gali bet kada atsisukti atgal šitą momentą ir tai išgyventi. Visos šitos aukštos vibracijos tave valo, transformuoja, tu kuri nauja, tu pati kūrėja, tu esi švari ir tu dabar pati valdai savo gyvenimą, nes arba ar tu verktum, ar tau kas nepatiktų, tu pati savo pasakai, tai yra tavo ašaras, tai yra tavo džiaugsmas ir tu jų niekam neduodi. Taip, kad bet koks padaras atsiradęs tavo biolaukiai, jisai žinotų, kad tu draudi įeiti ir naudotis tavo energijomis. Dabar šitos vibracijos, visą šitą procedūrą, kai tau visą papasakau, akimirksniu grįžkime į tą mergaitę, kada ji verkė ir tas padaras prie ausies, prie pečių klijavosi. Ir dabar tai mergaitai parodyk, kaip aukštos vibracijos joje, čia esi tu, joje taip pat kyla aukštos vibracijos ir aš noriu, kaip noriu, kad nesusimaišytum ir tu. Aš noriu, kad tu man pasakytum, kaip padaras pasielgia, kas atsitinka padarui, kai jisai pamato, kad yra aukštos vibracijos toje mergaitėje.
Pasakyk. Jis kaip ir bandytų prisilies, bet jis dega. Dega, taip, mieloji. Dega. Ir dabar tegu mergaitė vat, iš delno, iš rankos, kaip Haris Poteris, aukštų vibracijų kamuoliuką, čia aukšt kaip kulka, tegu meta, kaip kamuolį į jį, tegu meta. Sakyk, kas darosi su juo. Jis yra atšoka. Jis atšoka ir tada ant žemės lyg vėl kokia nors bala. Dar tegu meta gūsį, dar tegu meta vieną kamuolį, kitą kamuolį. Ir pažiūrėkim, kas toliau vyks. Šaunuolė tu. Tiesiog ką matai ir pasakyk man. Taip ir labai lengva ir rituliuojasi lengvai viskas. Įdomumo dėlį, vat pasakyk, kai meta, dar vieną metą, tegu dar kitą metą. Kas su juo ten vyksta ant žemės? Jis tik traukiasi ir vis labiau dega ir vis labiau nyksta. Tegu meta tol, kol sunyks, išnyks. Paskutinį kamuolį, kai mes įdėk ir tą informaciją, kad su kiekvienu, kas ateis į žemę ir įlys į žmogaus vibracijas, bioenergetiką, su kiekvienu bus dar žiauriau pasielgta. Čia ne tai, kad žiauriau, bet kiekvienas bus ištremtas, niekas neturi teisės įeiti. Čia nėra žiaurumas, čia tiesiog gynyba, tai, kad tu nedrįsk įeiti nei į savo lauką. Su kiekvienu bus toks atlygis. Tegu neša programą šitą, iš kur atėjo, kas jį sukūrė, iš kokio erdvėlaivio, iš kokios planetos, tegu jis nuneša tą programą ir tas, kas skaitys, atidarys ir skaitys tą programą, jis taip pat nuo aukštų vibracijų dega, ten lūžta, nesvarbu. Tas, kas neša negatyvą, gauna atgal kaip bumerangą. Tegu savo pasiema savo negatyvą. Va taip va. Norėjus tai energijų, vat prašau, tavo energijos aukštas ir dabar tas aukštas energijos kas jo daro, sudegina. Tegu neštinasi į savo portalus ir tegu nedrįstų čia ateiti ir tegu savo, kaip čia pasakyti, kaip čia taip pasakysiu, pavadinsiu, tegu vystosi savyje, tegu vysto tokį suvokimą, kaip gauti energijas iš kur kitur, o ne vogti iš žmonių energijas. Nes jie vagia ir iš žemės, ir iš gamtos, ir iš mūsų vandenynų, ir iš mūsų gyvūnų, ir dar hibriduoja mūsų gamtą. Vienu žodžiu, von. Von. Tegu džiaugiasi dar, kad mes aukštomis vibracijos nepaleidam, kad išsinaikintų, sunaikintų. Nu, žodžiu, aš netikiu tą ideologiją, kad per karą gims ten meilė ir taika, kad jeigu, bet aš žinau, kad jeigu puola, tu turi save ginti, taip. Čia man tai nepatinka tas tipo Dievo įsakymas, kada jeigu tau davė per vieną žandą, atsuk kitą žandą ir tegu dar tau teškia. Man tai čia jau, man nuo pat vaikystės nešė pasipiktinimą tokie įstatymai. Tai tokie kaip čia buvo Biblijos įstatymai, bet čia perrašyta, čia nesąmonė, čia tiek daug perrašyta tų Biblijų ir tų knygų, aš visiems tik tai šiaip sakau, nes man tiesiog nuo pat mažens ėjo ta informacija, kad čia kažkokia nesąmonė, kad čia melas, apgaulė. Na štai, mėlyjeji, dabar taip padarykim. Pasakyk man, Irma, mieloji, grįžk į tą situaciją, kada tu aukštose vibracijose, kada ten fontanas ir skleidžiasi ir tu, ar dabar taip, ar duoti tau, aš patylėsiu, ar tau duoti keletą minučių ir tu pamatyk savo, sukurk toje kvantinėje erdvėje savo
gyvenimo filmą, savo naujo gyvenimo filmą. Pamatyk keletą akimirkų, tiesiog leisk, kad savaime išsirituliuotų kokių tai gyvenimo akimirkų, tokių, kur tu tikrai patenkinta. Ir prašau, man nors vieną pasakyk. Na, vienas iš tų momentų aš labai atrodo ryškiai jį matau ir sodinu tokį kaip darželį, bet tokį visai nedidelį, su savo vaikais. Jiem nedaug. Vienam gal 2, kitam gal apie 3. Ir daugiau nieko, viskas atrodo taip tikra, taip gera. Visur žalė, ramu. Sakyk, dar paklausiu dėl šventos ramybės ir tau ir man. Tu ten pas tave buvo baimių. Ar tu nori sužinoti ir pamatyti, kur jos sėdėjo tos baimės? Ar tau jau dabar tas pats? Jeigu būtume to seniau paklausus, galbūt ir būčiau pasakius, kad gal taip, bet per paskutinius irgi čia kiek tų metų labai daug tvarkiausi su savo baimėm ir dabar jų tokių kaip ir... Na, didžiausia baimė, jūs jau žinot, kaip pasišnekėti reikės su mama, bet... Bet tai žinai, kas yra? Ją įveiksim. Aha, bet žinai, kas yra, čia ne baimė. Žinai, kaip aš pavadinčiau, ten jau nebe baimė, bet ten toksai, žinai, kasdienis, kai būna rūpestėlis, sugalvoti, kaip čia, žinai, neįskaudinti labai ten bet ir kad suprastų. Aš čia taip, žinai, kaip, tu nepavadink tai baimė. Žinai, dėl ko? Todėl, kad žodis baimė, negatyvų žodžiai, jie ir yra tų būtybių. Rūpestėlis, jis toks paprastas žodis. Atrodo, ne, nei jis ten negatyvus, nei jis ten pozityvus, toks neutralus, bet toks, toks turi rūpestėlį, bet tokį malonų rūpestėlį, nes, o kodėl malonų? Mes turim dabar toje kvantinėje erdvėje išmokti naujai galvoti ir kalbėti. Tai ir kodėl tai yra, tas, pavyzdžiui, žodis rūpestėlis, jis toks neutralus. O todėl, jis netgi turėtų būti tas rūpestėlis malonus, o todėl, kad kai tu pakalbėsi su mama, kai tu viską išsakysi, tai viskas išeis į gerą. Tau pačiai svarbiausia bus labai gerai, o kad reikia mamai bus pagalvoti, galbūt ji paverks, galbūt ji pagalvos, gal ji prisimins, transformacijos reikia. Tik per transformaciją ji irgi išeis į kitą, į pozityvą. Galbūt nekalbės, galbūt patylės, galbūt dar kartą reikės susitikti su ją, galbūt ten, ar išsakyti, ta transformacija būna žiūrint nuo asmens, nuo žmogaus, asmeniškai, bet visa tai išeina į pozityvumą ir tas rūpestėlis, jis yra pozityvus, jis ne baimė. Taip? Taip. Va. Dabar, Irmute, aš tau skaičiuosiu išėjimą. Mieloji, čia yra labai svarbus taip pat momentas.
Klausyk kiekvieno žodžio ir svarbiausia, išjausk visų savo kūną. Jeigu išeina, tai ir pamatyk, bet svarbiausia išjausk. Pavyzdžiui, kai man skaičiuoja, kaip aš telepatuoju su Grifasiu ir kaip jisai skaičiuoja, tai aš tuo momentu antiek būna gera, kad aš pamatau tą vienaragį, kur laimės toks vienaragis. Ir aš ant jo sėdžiu ir jis mane dar nešioja toje erdvėje ir paskui jis mane nusileidžia ant žemės ir paleidžia ir aš grįžtu tokiose maloniose vibracijose, tokiam geram jausme, nes aš žinau, kad tie vienaragiai, tai jie yra laimės gerieji, kaip jie ten vadinami. Geriečiai, žinai apie ką. Taip. Ten skaitau melodiją. Okay. Atsijunk nuo visko ir nuo visų. Tu lieki tik pačiose savo maloniausiose, geriausiose, aukščiausiose, kaifuojančiose vibracijose. Atsijunk nuo tų energijų negatyvių nuo šio seanso nagrinėto toje erdvėje. Skaičiuoju nuo 1 iki 5 ir tu grįžti čia ir dabar. 1. Tavo kūnas bunda. Tavo kūnas švinta, prisipildo linksmumo, stiprybės, pozityvios energijos. Tu jautiesi puikiai. Tavo super gera nuotaika. Tu pailsėjusi. 2. Tu lengvutėlė kaip plunksnelė. Ir tu švieti visiems kaip saulės spindulėlis. 3. Tu jauti ramybę, tu jauti gerumą, tu jauti turtą, tu jauti džiaugsmą, meilę, sveikatą. Kaifą gyventi. Sėkmę visam savo kūne. 4. Harmonija. Harmonija visur ir visada, kai viskas aišku ir suprantama. Tu savo pačiose aukščiausiose vibracijose. Tau gera. Tu laiminga. Tu laisva. Atmerk akis. Na ir pasakyk, kokia tavo savijauta. Ar pasisekė tau išjausti kažkaip panašiai? Na taip, vos ašara nenuriedėjo. Taip. Žinok, daug žmonių po šito verkti iš džiaugsmo, verkti norisi iš to gerumo. Bet čia yra normalu, čia yra kaifas, čia yra labai gerai, kad taip yra. Čia tas yra, reiškia, tu pajauti 100%, tu buvai tose vibracijose ir esi ir likai, bet tu išjauti, čia yra labai gerai. Tai dabar aš noriu dar kitiems, kas žiūrės, pasakyti, kviečiu į seansus, prašom. Rašykite man tiesiai po arba ne į laiškų dėžutę, arba į Skype'ą, arba į Facebook'ą, ieškokite, arba tiesiog šituose komentaruose. Ten, kur galima, pasakyk, ką dar noriu pasakyti, ar viską galim jau paleisti. Tikrai palengvėjo. Nesijauti, gerai jautiesi, nesigaili, kad atėjai? Ne, tikrai nesigailiu. Šaunu. Gerai, tai dabar aš atsisveikinu taip pat su visais. Išjungsiu tuoj įrašą, o tu dar lik su manimi.